Japonija – ilgaamžių žmonių šalis dėl paprastos priežasties. Japonai valgo surimi. Daugiau apie surimi www.surimi.guru. Žuvies niekada nebus per daug. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės kamuolys Molten. Sūris gimęs Lietuvoje, subrendęs Italijoje. Rokiškio Grand. Brandus pasirinkimas. Jūs galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 89 eurocentus, o mėsainių tik už 79 eurocentus. Nauja išvaizda, kitoks skonis. Žuvų gaminiai Vici Banko. Gardena įrankiai sukurti ne tik laistymui. Gardena. Mano sodas, mano aistra. Rinktinės radijas, Radio centras. Renault Talisman. Perim kontrolę. Gerą vakarą, mėlyje Delfi TV internetinės televizijos žiūrovai. Su jumis sveikinamės tiesiogiai iš Klaipėdos Švyturio arenos, kur šiandieną antrąjį kartą per 3 dienas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė repetuoja prieš Rio de Janeiro olimpinės žaidynės ir žaidžia kontrolinius mačus. Šiandieną Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų varžovė Tuniso rinktinė, kuri ruošiasi Rio de Janeiro atrankiniam krepšinio turnyrui, kuris vyks Turine, Italijoje. Na ir Tuniso komanda jau baigė savo pasiruošimą atrankiniam krepšinio turnyrui. Jau netrukus pakels sparnus ir išvyks į Italiją, ir mačas su Lietuva yra paskutinis
išbandymas šiai komandai prieš minėtąjį turnyrą. Tuniso komanda jau yra sužaidusi aibę draugiškų rungtynių, na, o kaip žinia, lietuviai šiandieną žaidžia savo antrasias draugiškas rungtynes. Užvakar čia taip pat Klaipėdos Švyturio arenoje Jono Kazlausko auklėtiniai 88-58 nušlavė kitą komandą, kuri ruošiasi Rio de Janeiro atrankiniam krepšinio turnyrui, tai yra Naująją Zelandiją. Na, žinoma, krepšinio sirgalių širdyse visi tikėjo, kad pergalė gali būti ir pirmose draugiškose rungtynėse, nepaisant to, kad dar nėra susirinkę visi ir galbūt netgi kai kurie ir stipriausi kandidatai. Tačiau lietuviai pademonstravo atkaklumą, kovą, ryžtą ir puikų pataikymą, kas be ko, bei rinktinės gretose debiutavę 4 kandidatai įrodė, kad jie ne tik nori pakovoti dėl kaip įmanoma ilgesnio laiko su kitais kandidatais, jie nori kovoti dėl vietos galutinėme 12-uke. Ir vienas iš šių kandidatų, Mindaugas Girdžiūnas, buvo naudingiausias rungtynėse, pelnęs 16 taškų, atkovojęs 4 kamuolius ir surinkęs 25 naudingumo balus. Labai naudingai pasirodė ir Edgaras Ulanovas, kaip ir Girdžiūnas, surinkęs 16 taškų, atkovojęs 3 kamuolius ir surinkęs 13 naudingumo balų. Marius Grigonis, kuris rungtynės pradeda starto penkete, pelnė 11 taškų. Na, ir tik Vaidui Kariniauskui nepavyko pasižymėti taškais, tačiau Vaidas Kariniauskas komandoje kartu su Adu Juškevičiumi buvo daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikę žaidėjai po 4. Mindaugas Kuzminskas tose rungtynėse taip pat išsiskyrė rezultatyvumu, pelnė 12 taškų. Šiandieną ir Mindaugas Kuzminskas rungtynės pradeda starto penkete, kaip ir Robertas Javtokas ir Renaldas Seibutis, kuris nerungtyniavo pirmose rungtynėse, nors joms buvo registruotas. Tuniso komandos startinis penketas yra toks: 6 numeris komandos kapitonas Nizaras Knyva, taip pat 9 numeris Ziedas Šanufi, 11 Moktaras Riaza. Aikštelėje matome ir naturalizuotą amerikietį Michaelą Rollą bei vieną iš komandos lyderių, 12 numerį Beną Makremą Romdaną. Rungtynės prasideda ir pirmąjį ginčo kamuolį atkovoja baltą aprangą vilkintys Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidėjai. Marius Grigonis, 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Renaldas Seibutis, jo pirmasis metimas šių metų pasirengimo cikle ir šiais metais atstovaujant Lietuvos rinktiniai, yra netikslus. Tunisiečių atsakymas: Nizaras Knyva. Perdavimas komandos draugui, vėl Knyva su kamuoliu. Moktaras Riaza nežinojo, ką daryti čia. Michaelas Rollas, jam reikėtų ypatingos priežiūros. Praėjusiais metais gavęs Tuniso valstybės pasą, tapęs šios valstybės piliečių, Michaelas Rollas iš karto debiutavo ir Afrobasket Afrikos žemyno pirmenybėse, kuriuose rinkdavo po 14 taškų ir buvo lyderis kartu su Benu Romdanu, kuris yra su kamuoliu. Jo metimas iš tolimesnės distancijos. Romdanas taip pat netikslus. Girdžiūnas skuba į greitą ataką. Na, minėjo po pirmųjų rungtynių su Naująja Zelandija, kad visas jaudulys dingo vos tik žengus ant parketo, kaip ir turi būti. Ir kalbėjo Mindaugas Girdžiūnas, kilęs iš Klaipėdos, kad ir jo aikštės pranašumas čia taip pat buvo vienas iš svarbių faktorių, kadangi su Klaipėdos Neptūnu būtent čia ir rungtyniauja Klaipėdos Švyturio arenoje Girdžiūnas ir jautė kaip niekad didžiulį palaikymą. Benas Romdanas. Jo pirmieji taškai ir pirmieji šios dienos rungtynių taškai apskritai. Beje, Tuniso komandą treniruoja Adelas Tlatly, treneris treniruojantis savo šalies rinktinę nuo 2004 metų. Girdžiūnas, Robertas Javtokas, iš jo rankų mušamas kamuolys ir greitai į puolimą bando pereiti Tuniso komanda, kol dar lietuviai nėra sistemingai sustoję savoje gynyboje. Būtent, žinoma, bandys gaudyti tokį nepasiruošusį lietuvių žaidimą gynyboje ir Tuniso komanda, kuomet lietuviai sustoja drausmingai gynyboje. Žinome, kad prieš lietuvius pulti yra sunku. Būtent nesenai skelbtoje tinklalapio basketnews.lt statistikoje būtent Jono Kozlausko treniruojama rinktinė per tuos visus metus ginasi ir rodo geriausią gynybą tarp visų Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę treniravusių trenerių ir jų treniruotos Lietuvos rinktinės gynybos pavyzdžių. Taigi geležinė Jono Kozlausko gynyba, tačiau, žinoma, ne pats rezultatyviausias puolimas. Ir gera gynyba gali laimėti čempionatus arba medalius Jono Kozlausko atveju. Mindaugas Girdžiūnas klysta.
Pirmose rungtynėse su Naująja Zelandija rungtynių pradžia buvo aktyvi, lietuviai iš karto šovė į priekį 8-0, po to jau ir 28-12 po pirmųjų 10 žaidimo minučių ir Naujoji Zelandija praktiškai neturėjo jokių šansų. Matome, kad šiandieną bent jau pirmosios kelios rungtynių minutės yra kiek lėtesnės ir labai nemažai žaidybinio broko. Michaelas Rolas drąsiai meta ir pataiko iš toli. Naujasis Vitorijos klubo, kuris rungtyniaus Eurolygoje pirkinys. Praėjusiame sezone jis žibėjo Turkijos krepšinio lygoje. Ir Rolas neliko nepastebėtas, kaip ir neliko nepastebėtas Adelo Latlė. Būtent šis Tuniso vyriausias rinktinės treneris nusprendė, jog Michaelui Rolui būtų naudinga pasiūlyti Tuniso valstybės pilietybę ir šį krepšininką prisivilioti į Tuniso rinktinę. Robertas Jeftokas, kamuolys Mindaugo Girdžiūno rankose. Geras perdavimas Jeftokui, tiesa, Jeftokas nesugraibo kamuolio ir vėl tunisiečiai labai aktyviai sergi Robertą Jeftoką ir iš karto bando krapštyti kamuolį iš jo rankų. Galbūt tai yra, žinoma, namų darbai. Jeftokas tikrai nėra tas krepšininkas, kuris galėtų su kamuoliu būti ilgesnį laiką. Jam reikia kamuolį gerai iškišti ir po to Robertas Jeftokas tokių jėgos krepšinių 1-1 sugeba įveikti savo varžovą. O kuomet jis būna toliau nuo krepšio, kelių varžovų priežiūroje, žinoma, reikalai puolime gaunasi savaime, aišku, sunkiau. Beje, jau su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė treniruojasi Mantas Kalnietis ir Paulius Jankūnas. Du kandidatai prisijungė jau vakarą. Taip pat čia Švyturio arenoje yra ir Domantas Sabonis, kuris tiesiai iš oro uosto grįžęs iš Jungtinių Amerikos valstijų prisijungė prie komandos ir rungtynė, žinoma, stebino atsarginių žaidėjų suliko. Visi šie trys kandidatai šiandieną tikrai nerungtyniaus, savaime suprantama, o laukiama netrukus prisijungsiančio Jono Valančiūno. Liepos 7-ąją žada prie komandos atvykti ir su Madrido Real klubu Ispanijos čempionu tapęs Jonas Mačiulis. Na ir, žinoma, tas didžiausias klaustukas ties Donato Motiejūno pavardę. Kol nėra pasirašęs užtikrintos sutarties su NBA, vienu iš NBA klubų, tol Motiejūnas nepasirodys arba apskritai nežais šių metų rinktinėje. Tačiau Houstono Rockets jau pateikė kvalifikacinį pasiūlymą Donatui Motiejūnui. Čia Mindaugas Kuzminskas. 2 taškai ir pražanga. Labai efektyvus jo pasirodymas pirmose draugiškose rungtynėse šiemet su Naująja Zelandija. Praleido labai nedaug laiko aikštelėje, tačiau pasižymėjo 12 taškų. 13 minučių žaidimo ir toks labai smagus Mindaugo Kuzminsko pasirodymas. Ir Jonui Kazlauskui pilnai užteko tai, ką Mindaugas Kuzminskas parodė jau pirmose draugiškose rungtynėse. Daugiau eksperimentavo, žinoma, su savo naujokų grandimi Jonas Kazlauskas. Šiandieną taip pat dar vienerios rungtynės, kuriuose krepšininkų sudėtis nesikeičia. Palyginus šias ir pirmasis draugiškas rungtynės, negali dar prisijungti kiti kandidatai. Čia Makremas Romdanas. Jis žingsniuoja. Šį patyrusį vyruką, kaip ir Michaelą Rolą, reikia pasaugoti. Ir Makremas Romdanas yra keičiamas. 14 numeris Hamdi Bra. Jis pasirodo aikštėje, o Romdanas dar nori pasiaiškinti. Toks labai nustebęs vyrukas ir jo veidas. Tunisas ir Lietuva yra susitikę Londono olimpinėse žaidynėse grupės etape ir tasik Tuniso komanda 27 minutės tvirtai kontroliavusi žaidimo vadžias ir turėjusi užtikrintą pranašumą subirėjo ketvirtajame ketvirtyje, kurį tuometinės Kęstučio Kemzūro komandos auklėtiniai laimėjo 26-9 ir tai buvo iškovota pergalė 76-63. Jeigu tas rungtynės būtų lietuviai pralaimėję, tokiu atveju net iš grupės etapo nebūtų išėję Lietuvos krepšininkai. Tačiau pavyko atlaikyti tunisiečių šturmą ir tas rungtynės prisiminęs Makremas Romdanas džiaugiasi, kad tasik pavyko lietuviams mesti rimtą iššūkį. Praranda kamuolį Muradas Mabrukas ir lietuviai bando pabudinti savo puolimą ir bando užvesti didesnės apsukas. Praranda kamuolį ir Renaldas Seibutis. Priminsiu, kad tai jam yra pirmosios draugiškos rungtynės šiais metais Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje. Trenerio sprendimu nerungtyniavo mače su Naująja Zelandija. Nizaras Knyva. Afrikos čempionate Knyva rinko po 4 taškus, o čia lyderis Rolas, jo perdavimas komandos draugui ir metimas iš tolėliau netikslus. Po to pražanga aikštės viduryje, stabdant greitą lietuvių išpuolį. Ketvirtoji
trečioji komandinė pražanga Tuniso rinktiniai ir čia skelbiama reklaminė minutės pertraukėlė. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės kamuolys Molten. Prisijungit prie manęs, Lidl. Taip gyventi verta. Grįžtame rungtynes ir toks neįtin sėkmingas lietuvių žaidimas per pirmąsias 5 minutės, sukrapštyti viso labo tik 3 taškai, jau ir padarytos 5 klaidos, taiklumas prastas, ypatingai atakuojant iš toli, 3 pramesti tritaškiai, tiesa mestas tik 1 dvitaškis metimas ir mestas 1 baudos metimas. Čia Mindaugo Kuzminsko žygdarbiai, 2 taškai ir dar pražanga, realizavo viską, ką metė Kuzminskas, tačiau lietuviai daugiau nebandė atakuoti iš dvitaškio distancijų. Tunisas dažnai perimdavo kamuolius, priversdavo lietuvus klysti. Na, gerai yra tai, kad po savų klaidų lietuviai sugebėdavo sugrįžti į gynybą ir per tas 5 minutės savo košės neprisivirė. Tunisas pelnė savo ruoštų 5 taškus. 3 įmetė Michaelas Rolas, pataikęs 1 tolimą metimą iš 2 bandymų ir 2 taškus pelnė Makremas Ben Romdanas. Kalbant apie Tuniso komandą, žinoma, šiai ekipoje ypatingai trūksta Salamery, Dalaso Mavericks klubui priklausančio vidurio puolėjo, nusprendė atlikti kelio operaciją. Salamery pasitaręs su gydytojais, brendo šis reikalas, rungtyniavo Afrikos čempionate praėjusiais metais. Salamery rinkdavo po 10 taškų, kovodavo po 8 kamuolius ir NBA patirties turinti žaidėjas Tuniso rinktiniai būtų didžiulis ramstis. Tačiau teks verstis be pagrindinio šios šalies vidurio puolėjo. Metimas iš vidutinio nuotolio ir čia 2 taškus pelno Mokhtaras Riaza. Štai taip, Tunisas nėra nusiteikęs šiandieną ankstyvoje rungtynių stadijoje nusileisti lietuviams, o galbūt ir visų rungtynių metu bandys kovoti. Grigonis puikiai iškiša kamuolį Jevtokui. Jevtokas per aštriai palindęs po krepšiu ir nemanęs dėti kamuolio iš viršaus klysta. Na, jau šios rungtynės labiau panašios į pirmasias draugiškas negu tas mačas su Naująja Zelandija. Galbūt tos pirmosios rungtynės buvo daugiau laimėtos emocijų ir kovingumo pagalba. Šiandieną viskas lyg iš naujo ir nuo švaraus puslapio yra pradedama ir Jonas Kazlauskas, matydamas tokį rungtynių vaizdą, žinoma, mato, kad klaustukų kyla žymiai daugiau negu atsakymų antrose draugiškose rungtynėse. Michaelas Rolas, jo metimas iš vidutinio nuotolio dėl kamuolio kovoja Grigonis, tačiau atsidūręs net 2 varžovų apsuptyje, labai arti atsikovoto kamuolio buvo Hamdi Bram. Kaip ten bebūtų, šis krepšininkas mina ant galinės linijos ir kamuolys atitenka lietuviams. Mindaugas Girdžiūnas, na, šiandieną jo pasirodymas nebėra toks, kuris verstų kraustytis iš proto klaipėdiečius, sirgalius ir kitus, kurie palaiko Mindaugą Girdžiūną. Kol kas Girdžiūno sąskaitoje 1 pramestas metimas ir 2 atkovoti kamuoliai. Aikštėje pasirodo Vaidas Kariniauskas. Galbūt šios rungtynės jam taps istorinės, kuriuose jis pelnys pirmosius taškus atstovaujant Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai. Marius Grigonis. 7 sekundės iki atakos pabaigos. 5. Reikia galvoti apie perdavimą. Ir sužingsniuoja Marius Grigonis. Ajajai, dar viena klaida ir visiškai nekokybiškas Lietuvos rinktinės žaidimas. Aišku, pajėgesnis varžovas tikrai baustų labai skaudžiai už tokias lietuvių klaidas ir skirtumas tarp komandų jau galbūt būtų ir solidus varžovų naudai. Tačiau kol kas Tuniso komanda neišnaudoja visų savo progų. Bra. Kamuolys sukamas palei tritaškio liniją ir Vaidas Kariniauskas yra perimto kamuolio autorius. Grigonis atiduoda kamuolį Kuzminskui. Kuzminskas šokdina savo tiesioginį oponentą ir galės stoti prie baudų metimų linijos. Kol kas tik Mindaugas Kuzminskas žino kelius, kaip pelnyti taškus šios dienos rungtynėse Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės gretose. Dar vienas keitimas. Renaldas Seibutis yra keičiamas. Adas Juškevičius. Juškevičius gali drąsiai užmėtyti varžovų komandą tolimais tritaškiais metimais, taip pat suorganizuoti aštrų reidą.
dabar jau buvęs Vilniaus Lietuvos Ryto komandos žaidėjas, pasirodo pirmąjį sykį šiose rungtynėse. Nepasirašė naujos sutarties su Vilniaus Lietuvos Ryto komanda Juškevičius, motyvuodamas tuo, jog norėjo užtikrintesnio kontrakto su ilgesnė perspektyva į ateitį, tačiau Rytas siūlė 1 metų kontraktą. To Juškevičiui neužteko. Kuzminskas kartu su Jevtoku atsikovoja kamuolį. Kuzminskas iš toli atakuoja, metimas labai netikslus. 3 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Vėl kamuolys siunčiamas į baudos aikštelę, na ir Tunisas žaidžia labai neužtikrintai. Kuzminskas greitoje atakoje, jo dėjimas iš viršaus. Antrasis dėjimas antrose draugiškose rungtynėse. Toks yra Mindaugo Kuzminsko pasirodymas kol kas šiemet atstovaujant Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Super ataka, sugeba greitai iš gynybos pereiti į puolimą lietuviai. Jonas Kazlauskas minėjo, kad nori, kad jo komanda žaistų ir greitai, jeigu yra galimybė. Puikiai pamenu, kad praėjusiais metais Europos vyrų krepšinio čempionate, kuris lietuviams vyko 2 valstybėse, Latvijoje ir Prancūzijoje, būtent Latvijos sostinėje Rygoje, kuomet žaidė lietuviai grupės etapą, buvo kalbama, kodėl lietuviai žaidžia lėtai, kodėl lietuviai nebando pagreitinti žaidimo, tačiau lietuviai atrodo bėgant turnyrui į pabaigą sugebėjo įsibėgėti ir matėme rungtynių, kuriuose labai smagiai greitai sugebėjo žaisti lietuviai, iškovodavo įspūdingas pergalės, žinoma, jau antrajame čempionato etape Prancūzijos mieste Lilyje. O čia Maiklas Rolas. Nuo baudų metimo linijos jis renka taškus, pataiko pirmąjį metimą ir realizuoja taip pat antrąjį. Keliavęs po Europą, po įvairius klubus, Maiklas Rolas Olandijoje susitiko su Salah Meri ir taip užsimezgė jo pirmasis kontaktas su Tunisu, o vėliau su Salah Meri pagalba Rolas susipažino ir su Tuniso rinktinės treneriu Adelu Tlatli. Juškevičius iš toli pataiko. 9-9, Adas Juškevičius buvo teisingas keitimas, bent jau siekiant pabudinti Lietuvos puolimą. Ir Ado Juškevičius tritaškis lygina rezultatą. Kamuolys liks Tuniso krepšininkų rankose. Dar vienas keitimas, Robertas Jevtokas. Atžaidęs 8 minutės yra keičiamas Antanas Kavaliauskas aikštėje. Deividas Gailius pakeis Marių Grigonį. Jau kuris laikas rungtyniauja ir Edgaras Ulanovas aikštėje, taigi Jonas Kazlauskas jau pakeitė visus savo rungtynių startinio 5 krepšininkus. Šiandieną tokių rokiruočių matysime tikrai nemažai. Kazlauskas turi 12 žaidėjų, kurie gali žaisti šiandien ir bandys išspausti maksimumą, bandant juos įvairiose situacijose. Na, ypatingai žinoma, į žaidėjo poziciją apie tai kalbėti tikriausiai net neverta ir nereikia aušinti burnos. Visi puikiai supranta, kad Kazlauskas aktyviai ieško Manto Kalniečio dublerio, kuris galėtų Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse nuimti dalį minučių naštos nuo Manto Kalniečio. Mindaugas Girdžiūnas, kuris bent jau po pirmųjų rungtynių buvo vis garsiau įvardyjamas kaip tas potencialus antrasis įžaidėjas komandos 12-uke, kalbėjo, kad iš jo reikia ne renkamų taškų, o gero vadovavimo Lietuvos komandos atakoms. Taškų Girdžiūnas pirmose rungtynėse primetė pakankamai. Kol kas šiandieną Mindaugo Girdžiūno pasirodymas yra pelnytais taškais nulinis, kaip ir rezultatyviais perdavimais. Juškevičius, jo 4. taškas. Kartu su Mindaugu Kuzminsku, tai yra vieninteliai krepšininkai, kurie renka taškus šios dienos rungtynėse. 6 yra pelnęs Kuzminskas, Juškevičius dabar jau 4. Tiksi prieš paskutinioji pirmojo kėlinio minutė. Mohamedas Abasi iš toli atlieka metimą Firas Lajani, žaidžiantis su apsauginiais akiniais. Su apsauginė veido kaukė žaidžia ir Deividas Gailius, kuris vienoje iš pirmųjų rinktinės treniruočių susilaužė nosį. Jo geras perdimas Antanui Kavaliauskui ir 2 praėjusiame sezone Vilniaus Lietuvos Ryto klube žaidę krepšininkai dabar puikiai komunikuoja varžovų baudos aikštelėje. Kavaliauskas puikiai įkerta ir gauna savalaikį perdavimą. Tamdybra atakuoja drąsiai iš tolėliau. Tokia tikrai neparuošta Tuniso rinktinės ataka. Gavo šiek tiek laisvės ir pasinaudojo progą ir neatsispyrė pagundai. O čia Edgaras Ulanovas nuo vienos pakrantės iki Tuniso krantų. Ir 2 Edgaro Ulanovo taškai, po kurių Lietuvos komanda pagyvinusi savo puolimą. Paskutiniosiomis pirmojo kėlinio minutėmis jau pirmauja 5 taškais.
Kiekviename žingsnyje sportininkus lydi milžiniška smūgio jėga. Ortopedinių vidpadžių pagalba pėdoms sąnariams bei raumenų sistemai tenkantis krūviai paskirstomi tolygiai. Pėda išlieka stabili, sumažėja traumų rizika. Su vidpadžiais pergalės pasieksite be skausmo. Gardena įrankiai sukurti ne tik laistymui. Gardena. Mano sodas, mano aistra. Bus karšta, todėl Elektromart ypatingi Samsung šaldytuvų pasiūlymai. Įsigijus Samsung šaldytuvą už specialią kainą dovanosime VMF puodų rinkinį, o perkantiems šaldytuvą išsimokėtinai SB leasingas nieko nekainuos. Elektromart. Na, Lietuvos rinktinė šias rungtynes pradėjo lyg tingiai bandydama išlipti iš lovos ir galų gale, atrodo, pirmojo kėlinio pabaigoje lietuviai jau dviejomis kojomis stovi tvirtai ant žemės ir puolimas darosi vis sėkmingesnis, kas svarbiausia, pasinaudojus Tuniso rinktinės klaidomis ir nesėkmingomis atakomis, lietuviai skubiai pereina į puolimą ir tas puolimas, greitasis puolimas, yra vystomas visai sėkmingai. Pastarasis sėkmingai į greitą į puolimą pabėgęs krepšininkas ir pelnęs taškus Edgaras Ulanovas, pasižymintis šiandieną taip pat. Jo pirmieji taškai jau ir 4 krepšininkai šiandieną yra pelnę taškus. Juškevičius, Kavaliauskas, Kuzminskas ir Ulanovas. Čia koks sudėtingas metimas Firas Lajeny ir vėl lietuviai skuba į greitą į puolimą. Juškevičius, jo reidas palindus po krepšių ir pataikius iš kitos krepšio pusės. Ir Tuniso komanda daro labai grubės klaidas, žinant tai, kad ši komanda daugiau repetuoti prieš atrankinį Rio de Janeiro olimpinį krepšinio turnyrą negalės. Maiklas Rolas iš labai toli atakuoja. Tokius jo tolimus metimus galės netrukus stebėti ir Kauno Žalgirio komandos sirgaliai, kadangi šis krepšininkas, šis amerikietis, naturalizuotas amerikietis Tuniso rinktinėje rungtyniaus Vitorijos klube. Maiklas Rolas dar sykį šį kartą atsispyręs nuo vienos kojos, metimas netikslus, lieka dar keletą sekundžių. Kavaliauskas per daugiau negu pusę aikštės meta paskutinį pirmojo kėlinio metimą. Jis yra netikslus, tačiau lietuviai užbaigė pirmąjį kėlinį aukštą natą. Pirmauja jau 7 taškais, 16-9. Belieka tikėtis, kad ir kituose ketvirčiuose matysime vis sėkmingesnį Jono Kazlausko auklėtinių žaidimą. Čia 2 minučių pertrauka. Liepos 18-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Didžiausias vasaros sporto įvykis Lietuvoje. Tarptautinės krepšinio rungtynės Lietuva, Ispanija. Rungtynių pradžia 18:15 min. O visa informacija apie bilietus www.krepšiniobilietai.lt. Japonija – ilgaamžių žmonių šalis dėl paprastos priežasties. Japonai valgo surimi. Daugiau apie surimi www.surimi.guru. Žuvies niekada nebus per daug. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Sūris gimęs Lietuvoje, subrendęs Italijoje. Rokiškio Grand. Brandus pasirinkimas. Prisijungit prie manęs, Lidl. Taip gyventi verta. Sveiki, aš Antanas Kavaliauskas. Krepšinis man suteikė galimybę. Pasinaudok ją ir tu. Žaiskime krepšinį. Renault Talisman. Perim kontrolę. Grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną. Rezultatas po pirmojo kėlinio draugiškose rungtynėse tarp Lietuvos ir Tuniso vyrų krepšinio rinktinių 16-9. Lietuviai per pirmojo kėlinio dalį buvę nekokie savo žaidimo aspektais. Antroje pirmojo kėlinio dalyje ir po šiokių tokių Jono Kazlausko korekcijų penketuke sugebėjo
organizuoti greitą puolimą po Tuniso komandos klaidų ar netikslių metimų bei nutolti jau 7 taškų persvarą. Dar viena Tuniso rinktinės klaida, jau 7 šios dienos rungtynėse. Lietuviai yra suklydę taip pat nemažai kartų, 6, tačiau didžioji dalis tų klaidų buvo dar pirmojo kėlinio starte ir vėliau lietuviai klydo labai retai. Ulanovas, Deividas Gailius atšokęs atakuoja, jo metimas yra tikslus. Deividas Gailius pelno savo pirmosius taškus šios dienos rungtynėse. Lietuviai kol kas yra pataikę vieną tolimą metimą iš 8 bandymų ir realizavo net 6 dvitaškius iš 7 mėginimų. Taip pat metė 5 baudas, pataikė 3. Na, o Tunisas iš toli atakuoja panašiai kaip ir lietuviai. Vienas taiklus tritaškis iš 7 bandymų, dvitaškiai yra labai prastos statistikos pavyzdys Tuniso komandai. Tik 2 pataikyti metimai iš 9 bandymų ir 2 realizuotos baudos iš 2. Lietuviai taip pat bando įtvirtinti savo pranašumą kovoje dėl atšokusių kamuolių, 11-10, kol kas minimalus lietuvių pranašumas. Pirmose rungtynėse su Naująja Zelandija lietuviai 2 kėlinius atsiliko kovoje dėl atšokusių kamuolių. Šį faktorių išskyrė Jonas Kazlauskas ir teigdamas, kad pagerėjusi kova antroje mačo dalyje taip pat buvo vienas iš jį tenkinusių veiksnių tose rungtynėse. Na, jeigu skaitėte interviu po pirmųjų rungtynių Jono Kazlausko, Girdžiūno, Ulanovo ar Kuzminsko, tai galėjote išgirsite posakį, kad pirmas blynas neprisvilo. Ir visi, kas kalbėjo apie tas rungtynės, būtent ir minėjo blynus ir svilėsius. Taigi 30 taškų persvara laimėtos pirmosios rungtynės visiems buvo skanus blynas. Žiūrėsime, ar antrasis blynas jau keps žymiai smagiau. Kol kas pirmasis kėlinys nėra toks rezultatyvus, koks jis buvo mače su Naująja Zelandija. Tąsyk lietuviai pelnė 28 taškus, šiandien 16, tačiau pirmose rungtynėse praleido 12 taškų, šiuose 9. Čia Juškevičius atranda laisvą koridorių ir juo naudojasi. Na, Tuniso komanda nepalieka kažkokios itin pajėgios rinktinės įspūdžio. Yra keli talentingi krepšininkai, kalbu apie Maiklą Rolą ir Beną Romdaną. Kiti vyrukai, arba jiems trūksta individualaus meistriškumo, arba šiandieną ne jų diena. Tačiau, žinoma, galbūt daugiau galėtume kalbėti apie pirmąjį variantą. Aišku, meistriškumo skirtumas čia tikrai yra akivaizdus. Didžioji dalis Tuniso krepšininkų rungtyniauja tik Tuniso čempionate ir tik labai nedaug žaidėjų yra ar dabar rungtyniauja Europoje, ar kaip Salamery už Atlanto. Tiesa, Salamery yra tas Tuniso rinktinės žaidėjas, kuris paskutiniu momentu nusprendė nepadėti savo komandai ir nusprendė operuotis kelį. Tuniso komanda prieš 4 metus žaidė Londono olimpinėse žaidynėse. Minėjau, kad susitiko ir grupės etape su lietuviais. Tiesa, tasik į Londono olimpinės žaidynės Tuniso rinktinė pateko po laimėto metais prieš tai Afrikos čempionato. Ir tai yra kol kas geriausias Tuniso rinktinės pasiekimas šios valstybės krepšinio metraščiuose. Gailius arčiau krepšio, puikus perdavimas Antanui Kavaliauskui ir dar sykį veikė Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkų tandemas. Galime prisiminti, kad po pirmojo Gailiaus perdavimo į baudos aikštelę puikiai kirtęs Antanas Kavaliauskas pataikė iš po krepšio. Dabargi dar sykį Kavaliauskas ir Gailius veiksmų teatre. O čia pražanga tam pačiam Kavaliauskui prieš Beno Romdaną. Neapsigynė mūsų rinktinės barzdočius. Romdanas galės stoti prie baudų metimo linijos. Viename iš interviu prieš šias draugiškas rungtynes tunisietis teigia, kad nori su savo komanda parodyti savo šalies krepšinio lygį. Nori pademonstruoti, kad gali rungtyniauti tunisiečiai ir su pajėgiamis krepšinio valstybėmis. Išskyrė ir Lietuvą, žinoma, tarptų pajėgių krepšinio šalių. Ir teigia, jog laukia dvikovos su lietuviais. Na, paprovokuotas klausimui, ar tikisi atsirevanšuoti už tą pralaimėjimą Londono olimpiadoje. Romdanas taip diplomatiškai išsisuko ir jokių skambių pažadų nežadėjo. Romdanas realizuoja vieną baudos metimą. Kariniauskas, Juškevičius, Kavaliauskas stato užtvarą, atsiprašau, taip, Juškevičius ten net nesiveržė pro Kavaliausko užtvarą, o čia pražanga puolime. Ir Antanas Kavaliauskas yra baudžiamas dar vieną pražangą. Neįtin sėkminga pastarųjų kelių atakų serija Antanui Kavaliauskui. Po to dėjimo sekė 2 pražangos ir
Jonas Kazlauskas galbūt greitai ir Robertą Jevtoką kels nuo suoliuko. Šį kartą kelia Roką Giedraitį. Na, žiūrint į trečiojo numerio poziciją, kurioje rungtyniauja Rokas Giedraitis, galbūt Deividas Gailius bus išimtas iš šio penketuko. Ramdanas. Ir čia gauna bloką Firas Lajeny. Po to pražanga aikštės viduryje, trečioji komandinė Tuniso rinktiniai. Ir Rokas Giedraitis. Jis žengė į aikštę. Keičiamas Adas Juškevičius. Na ir šiose rungtynėse nesant nei Domantui Saboniui, nei Pauliui Jankūnui, dar prie rinktinės negalinčių prisijungti kandidatų, kalbant apie žaidimą. Ir toliau ketvirtuoju numeriu rungtyniauja Edgaras Ulanovas, kuris teigia, jog puolime rungtyniauti ketvirtuoju numeriu jam netgi yra smagiau negu trečiuoju. Na, žinoma, gynyboje sunkiau yra Edgarui Ulanovui, tenka stumdytis dažniausiai su aukštesniais ir neretai fiziškai tvirtesniais vyrukais. Tačiau ir ketvirtojo numerio pozicija jam nėra jokia naujiena. Ir sezone su Kauno Žalgiriu buvo situacijų, kuriuose Edgaras Ulanovas žaidė ketvirtuoju numeriu. Ketvirtuoju numeriu, žinoma, gali rungtyniauti ir Mindaugas Kuzminskas, kuris jau ir rungtyniavo šioje pozicijoje šios dienos rungtynių pradžioje. Taigi tokia labai retai pasitaikanti ir galbūt precedento dar neturėjusi situacija Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje, kuomet jau draugiškų rungtynių starte nėra ne vieno tikrojo ketvirto numerio. Anksčiau bent vienas kitas būdavo. Na, ta ketvirtojo numerio problema arba didesnis klausimas išryškėjo praėjusiais metais, kuomet Donatas Motiejūnas negalėjo atstovauti rinktiniai dėl nugaros traumos. Tasik daug kalbėjo apie ketvirtojo numerio poziciją, joje buvo bandomas Artūras Gudaitis ir galų gale Domantas Sabonis buvo pasirinktas kaip dar vienas ketvirtasis numeris šalia Pauliaus Jankūno. Čia Hamdi Bra sužingsniuoja, atrodo, šis žaidėjas, taip ir yra, pyksta ant savęs. Na, šiemet vėlgi nežinia dėl Donato Motiejūno, tačiau jau pernai patikrintas Domantas Sabonis ir sutvirtėjęs per metus Gonzagos universitete, baigęs ten savo pasirodymą ir ketinant žengti į NBA. Domantas Sabonis, manau, ir šiemet yra vienas iš labai rimtų kandidatų būti rinktinės dvyliktuke. Na, žinoma, jeigu ten neįsimaišys Donato Motiejūno veiksnys ir jeigu Donatas Motiejūnas neprisijungs prie komandos. Čia didesnė konkurencija ir galbūt galėsime matyti netgi ir įdomius Jono Kazlausko sprendimus, jeigu rinktinės stovykloje bus šalia Domantas Sabonio ir Donatas Motiejūnas. Kariniauskas persimeta puikiai kamuolį į kitą ranką, tačiau po to klysta. Ir kol kas tie krepšininkai, kurie yra įvardyjami kaip galimi Manto Kalniečio dubleriai, šiandieną nerungtyniauja itin užtikrintai. Kol kas geriausiai Lietuvos rinktinės atakas, bent jau pagal rezultatyvų perdavimų statistiką, styguoja Deividas Gailius, atlikęs jau 3 perdavimus. Čia Ramdanas atmeta kamuolį Lajeny, dar kartelį kamuolys bandomas atmesti vienam iš tunisiečių ir klysta Moktaras Rijaza, ten perdavimų nebelaukia Ramdanas. Lietuviai jau prie varžovų krepšio. 14 sekundžių iki atakos pabaigos. Kariniauskas neatakuoja, kol kas trūksta jam drąsos puolime, bandant pačiam užbaigti atakas, daugiau ieško laisvų komandos draugų. Kavaliauskas atšokęs meta ir čia situaciją tvarko Mindaugas Kuzminskas, būdamas arti Firo Lajeny ir palikęs jį už nugaros. Kuzminskas atsikovojęs kamuolį pelno 2 taškus. Ramdanas nesiseka jam, tačiau vėlgi, kaip ir Lietuvos rinktinės puolimo atveju, yra kitas, kas išgelbsti pirmąją netaiklę ataką. Šį kartą taškus pelno Moktaras Rijaza ir minutės pertraukėlės, atrodo, prašo Adelas Tlatly, Tuniso rinktinės treneris. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės kamuolys Molten. Prisijungit prie manęs, Lidl. Taip gyventi verta.
Visgi Jonas Kazlauskas paprašė savo pirmosios pasitarimo galimybės. 1 minutės pertraukėlę išnaudojo ir Adelas Flatly, tačiau Jonas Kazlauskas matyt nori pasikalbėti dėl geresnės kovos dėl atšokusių kamuolių. Matėme, kad šiandieną, kaip ir rungtynėse su Naująja Zelandija, lietuviai karts nuo karto dovanoja papildomus šansus Tuniso komandai. Tunisiečiai jau yra nusiėmę 5 atšokusius kamuolius puolime, lietuviai tą padarė 3 sykius, tačiau bendra atkovotų kamuolių statistika 14-10 lietuvių naudai. Ir rezultatas plus 10 taškų lietuviams. Kol kas tokios ramios rungtynės nesiaučia puolime lietuviai, ką jie darė mače su Naująja Zelandija, tačiau net ir be to siautėjimo kol kas didesnių problemų Tunisas nesukelia. Lietuviai gerai gindamiesi ir priversdami Tunisą klysti kontroliuoja situaciją. Pražanga. Atrodo, ji įrašyta 9 numeriui Zedui Šanufi. Šis krepšininkas pažeidžia taisyklės. Dar vienas Tuniso krepšinio lygoje žaidžiantis vyrukas, tapęs čempionu su klubu Africain. Zedas Šanufi prasižengia, o Edgaras Ulanovas nepataiko nuo baudų metimo linijos. Jo sąskaitoje kol kas yra 2 taškai. Rezultatyviausiai rungtyniauja Adas Juškevičius, pelnęs 8. 8 yra pelnęs ir Mindaugas Kuzminskas, taigi šis duetas yra surinkęs liūto dalį taškų Lietuvos komandoje. 4 pridėjo Antanas Kavaliauskas po puikių 2 Deivido Gailiaus perdavimų. Po 1 perdavimo Antanas Kavaliauskas krovė kamuolį iš viršaus. 3 taškus pelnė dabar Ulanovas, pataikęs antrąjį baudos metimą. 2 yra surinkęs Gailius. Tuniso rinktinės ataka, kamuolys liks varžovų rankose. Adas Juškevičius sustabdo ataką, palikdamas jai 8 sekundės. Zedas Šanufi yra pasiruošęs išsimesti kamuolį ir pradėti naują savo ekipos ataką. Jai laiko lieka labai mažai. Muradas Mabrukas atšokęs nuo vienos kojos atakuoja. Dar vienas labai sudėtingas metimas ir vėlgi pagrimai Lietuvos gynyba. Juškevičius, Kuzminskas nepavyko greitai suorganizuoti atakos. Teks viską pradėti nuo pozicinio išpolio. Kamuolys liečia vieno iš tunisiečių koją. Turėtų būti skiriamos ne naujos 24 sekundės, tiesiog 15 likusių sekundžių lietuviams taip ir lieka. Juškevičius, Kuzminskas bandyta įmesti greitai kamuolį Antanui Kavaliauskui baudos aikštelę. Dar vienas iš mano taško žiūrint rizikingas perdavimas ir pirmuoju ir antruoju atveju varžovai ten buvo susispėtę. Lietuvių tai yra savoje baudos aikštelėje ir perdavimai lengvai nepraeina. Jonas Kazlauskas ir jo oponentas Adelas Flatly galės pasitarti su savo komandomis. Skelbiama reklaminė minutės pertraukėlė. Kiekviename žingsnyje sportininkus lydi milžiniška smūgio jėga. Ortopedinių vidpadžių pagalba pėdoms, sąnariams bei raumenų sistemai tenkantis krūviai paskirstomi tolygiai. Pėda išlieka stabili, sumažėja traumų rizika. Su vidpadžiais pergalės pasieksite be skausmo. Gardena įrankiai sukurti ne tik laistymui. Gardena. Mano sodas, mano aistra. Bus karšta, todėl Elektromart ypatingi Samsung šaldytuvų pasiūlymai. Įsigijus Samsung šaldytuvą už specialią kainą dovanosime VMF puodų rinkinį, o perkantiems šaldytuvą išsimokėtinai SB leasingas nieko nekainuos. Elektromart. Dėl olimpinio aukso olimpinėse žaidynėse varžysis iš viso 12 komandų. Jos po 6 suskirstytos į grupės, todėl kviečiame 12 eilėje 6 vietoje. Ne visiškai užpildyta Švyturio arena yra šiuose antrose draugiškose rungtynėse Klaipėdoje. Yra nemažai laisvų vietų. Pirmose rungtynėse su Naująja Zelandija lietuvių startė draugiškų rungtynių maratone. Vietų tuščių buvo žymiai mažiau ir sakykime, kad arena buvo beveik visiškai užpildyta. Šiandieną arena nesinori apversti liežuvį ir sakyti pustuštė, tačiau vietų kokie 25-30% yra laisvų. Ir lietuvių ataka, kuri buvo nutraukta po Tuniso rinktinės bandymo perimti kamuolį. 4 sekundės lieka lietuvių išpuoliui. Juškevičius, aikštėje ką tik pasirodęs Jevtokas, Seibutis, Gedraitis ir Kuzminskas. Seibutis, priverstinis metimas iš toli, tačiau situacija buvo labai patogi metimui ir Seibutis su komandos draugais sukuria gerą išpuolį per likusį 4 sekundžių atakos laiką. 28-14. Dvigubai lietuviai pirmauja.
Tuniso rinktinės išpuolis, Benas Romdanas ir jo 2 taškai. Greitas yra Benas Romdanas, nors iš savo sudėjimo atrodo kiek lėtesnis vyrukas. Gali štai taip įbėgti į varžovų baudos aikštelę ir sukurti problemų. Jevtokas, geras perdavimas Rokui Giedraičiui ir dabar vidurio puolėjas Robertas Jevtokas maitina Roką Giedraitį. Perima į žaidėjo funkciją rinktinės veteranas, jau 14 metų atstovaujantis Lietuvos nacionaliniai vyrų krepšinio rinktiniai. Romdanas prieš tai pelnęs 2 taškus, dabar sužingsniuoja. Nepatenkintas savo pasirodymu šiandieną matyt turėtų būti Romdanas. Padarė jis jau 2 klaidas. Iš viso Tuniso rinktinė yra suklydusi 11 sykių. Lietuviai klaidų padarė 2 mažiau, 9. Michaelas Rolas yra leidžiamas į aikštę, keičiami Sajehas Mehdi ir Mabrukas Muradas. Seibutis. Juškevičius su kamuoliu. Atgal Seibučiui. Jevtokas kol kas nesislenka į baudos aikštelę. Atmetamas kamuolys Rokui Giedraičius. Šis iš kampo meta ir pataiko iš toli. 5. iš eilės Vilniaus Lietuvos Ryto komandai priklausančio krepšininko taškas. Antroje praėjusio sezono dalyje buvo sugrąžintas į Šiaulių komandą, kurioje rungtyniavo ir sezone prieš tai. Ir Šiaulių ekipoje Giedraitis rinkdavo po 16 taškų. Buvo vėlgi dar sykį Šiaulių komandos lyderis. O čia Tuniso rinktinės vyriausiasis treneris Adelas Latly prašo minutės pertraukėlės. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės kamuolys Molten. Prisijungit prie manęs, Lidl. Taip gyventi verta. Nepamenu tokio atveju, kada Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 2 pirmasias draugiškas rungtynes iš eilės rungtyniavo tokia pačia sudėtimi. Anksčiau būdavo taip, kad tų kandidatų pasiruošimo pradžioje būdavo daugiau negu 12 ir Jonas Kazlauskas vienerių rungtynių metų išbandydavo vieną 12-uką, kitų rungtynių metų kitą 12-uką ir taip keisdamas žaidėjus jis ieškodavo vieno ar kito krepšininko maksimalių galimybių įvairiose situacijose. Šiemet yra išimtis ir kol kas bent jau pirmose 2 rungtynėse teks verstis tais pačiais 12 kandidatų. Trečiosios draugiškos rungtynės jau Liepos 10-ąją. Ir pagal tai, ką žada rinktinės atstovai, Liepos 10-ąją dieną turėsime bent jau 17 iš 18 kandidatų. Michaelas Rolas nesiryžta atakuoti iš toli, Rokas Giedraitis spėjo laiku sugrįžti prie jo ir ištiesti ranką. Nežinia, ar Donatas Motiejūnas dar sykį kartoju prisijungs prie komandos. Jam reikia pasirašyti sutartį su klubu, suderinti visas kontrakto sąlygas. Ir tik tuomet Donatas Motiejūnas galės atvykti į rinktinę ir prisijungti prie kitų kandidatų. Tačiau vėlgi klausimas, kadagi pasirašys sutartį su kokiu nors klubu Motiejūnas. Rockets pateikė kvalifikacinį pasiūlymą. Ir norisi tikėti, kad Motiejūnas galbūt ras kompromisą su Houstono klubu, greitai pasirašys sutartį ir galės laiku atvykti į Lietuvos rinktinės treniruočių stovyklą. Čia Benas Romdanas pataiko nuo baudų metimo linijos pirmąjį sykį, antrąjį metimą prameta 33-17 ir lieka žaisti tik 2 minutės bei 20 sekundžių iki pirmosios mačo dalies pabaigos. Priminsiu, kad jau yra su komanda prisijungę Mantas Kalnietis, Paulius Jankūnas. Abu šie žaidėjai jau vakar davė interviu Lietuvos žiniasklaidai, kalbėjo apie tai, ką veikė po sezono. Sezonui pasibaigus Mantas Kalnietis teigia, kad norėjo pailsėti nuo krepšinio ne kiek fizinė prasme, o psichologiškai,
kaip sakoma, pravedinti galvą. Paulius Jankūnas teigia, kad šiek tiek sportavo, tačiau abu šie kandidatai dabar jau tikrai bus priversti sportuoti ir vėl prisiminti krepšinį. Beje, malonu buvo girdėti Mantą Kalnietį, kuris teigia, jog antroje sezono dalyje su Italijos Milano Armani Jeans klubu jis prarado kontakto baimę, kuri buvo atsiradusi, žinoma, po tos labai sunkios raktikaulio traumos 2014 metais draugiškų rungtynių metu su Kroatija. Žinote istoriją, kad Kalnietis nerungtyniavo 2014 metų pasaulio taurės turnyre, prisijungė prie komandos 2015 metais. O čia Girdžiūnas iš toli atakuoja ir pataiko. Pirmieji Mindaugo Girdžiūno taškai šios dienos rungtynėse. Taigi pozityviai nuteikia Manto Kalniečio mintis. Čia Benas Romdanas, atrodo, aukštai iškeltos Mindaugo Kuzminsko rankos, buvo pernelyg didžiulė kliūtis Romdanui. Čia Grigonis galėjo dar vieną tolimą metimą įsviesti į Tuniso rinktinės krepšį. Rolas ir pasinaudoja savo gudrumu. Marius Grigonis užslenkia ant amerikiečio. 29 metų krepšininkas Michaelas Rolas. Ir atrodo, dar vieną minutės pertraukėlė yra skelbiama. Jos prašo Jonas Kazlauskas. Kiekviename žingsnyje sportininkus lydi milžiniška smūgio jėga. Ortopedinių vidpadžių pagalba pėdoms, sąnariams bei raumenų sistemai tenkantis krūviai paskirstomi tolygiai. Pėda išlieka stabili, sumažėja traumų rizika. Su vidpadžiais pergalės pasieksite be skausmo. Gardena įrankiai sukurti ne tik laistymui. Gardena. Mano sodas, mano aistra. Bus karšta, todėl Elektromart ypatingi Samsung šaldytuvų pasiūlymai. Įsigijus Samsung šaldytuvą už specialią kainą dovanosime VMF puodų rinkinį, o perkantiems šaldytuvą išsimokėtinai SB leasingas nieko nekainuos. Elektromart. Jonas Kazlauskas turi ką pasakyti savo auklėtiniams. Jis paprašo paskutiniosios minutės pertraukėlės. Lieka žaisti tik 1 minutę ir 13 sekundžių iki pirmosios mačo pabaigos. Na, dar vienerios kol kas labai užtikrintos ir labai ramios draugiškos rungtynės. Na, apskritai, kalbant apie pasiruošimą ir draugiškas rungtynės Lietuvoje, iš viso bus 6 rungtynės ir 5 iš jų matyt turėtų pasibaigti. Na, bent jeigu neįtikinamomis, tai lietuvių pergalėmis dar laukia varžovas iš Venesuelos, Nyderlandų ir Baltarusijos vyrų krepšinio rinktinės, tačiau jau 6. žingsnelis, 6. laiptelis bus su Ispanijos komanda, Europos čempionais, kurių lietuviai nesugebėjo įveikti praėjusių metų Europos vyrų krepšinio čempionato finale. Na ir mačas bus Liepos 18 dieną Kaune, taigi tai bus kartu ir palydėtuvės į Pietų Ameriką. Lietuviai po to tęs savo pasiruošimą Rio de Janeiro olimpiadai jau Pietų Amerikos žemyne. Šiek tiek nebuvo patenkintas tokia įvykių eiga Jonas Kazlauskas, kalbėdamas, kad per trumpai jam su komanda teks būti Lietuvoje ir netgi svarstė garsiai su žiniasklaida Jonas Kazlauskas, kad galbūt į Pietų Ameriką važiuos dar ne 12, o 14 kandidatų ir iš jų vyriausiasis treneris jau atsirinks tuos krepšininkus, kurie žais Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse. Kuzminskas, perdavimas Jevtokui, adresato nepasiekė, tačiau ir toliau kamuolys liks Lietuvos rinktinės rankose. Minėjau apie rezultatyviausius krepšininkus Lietuvos ekipoje. Juškevičius su Kuzminsku yra pelnę po 8 taškus. Tuniso komandoje Michaelas Rolas yra įmetę 7, Benas Romdanas 6 taškus. Girdžiūnas iš toliau atakuoja, nepataiko klaipėdietis, rungtyniaujantis savoje arenoje. Čia bando greitai užpulti lietuvių krepšį Tunisas. Rolas vėlgi laisvas, neatakuoja, tačiau renkasi metimą per Girdžiūno rankas. Su kamuoliu Marius Grigonis ir lietuviai jau kuris laikas nebeleidžia Tuniso komandai kartoti savo netikslių metimų, atitveria tuos krepšininkus, kurie yra Lietuvos ekipos baudos aikštelėje mūsų šalies rinktinės kandidatai ir vėlgi žingsnis po žingsnio įtvirtina vis didesnį savo pranašumą. Giedraitis, graži verpstė, atmeta kamuolį Kuzminskui, reikia galvoti apie metimą. Kuzminskas iš toli nepataiko, Jevtokas atsikovoja kamuolį ir atiduoda jį tiesiai varžovams į rankas. Nizaras Knyva stabdo ataką.
rodo, jog reikia su kamuoliu būti iki pat kėlinio pabaigos. Vienas iš tunisiečių Michaelui Rolui. Rolas 1 sekundę pats turės atakuoti, atšokęs metą ir pataiko. Amerikietis 36-21. Toks rezultatas po 2 kėlinių. Lietuviai pirmauja 15 taškų skirtumų ir mes susitiksime po didžiosios pertraukos. Jūs galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 89 euro centus, o mėsainių tik už 79 euro centus. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sugrįžta į Vilnių. Liepos 10-ąją Siemens arenoje. Tarptautinio turnyro rungtynės Lietuva-Venesuela. Ateik, garsiai palaikyk mūsų rinktinę ir palinkėk jai sėkmės šią vasarą. Visa informacija apie bilietus www.krepšiniobilietai.lt. Prisijungit prie manęs, Lidl. Taip gyventi verta. Renault Talisman. Perimk kontrolę. Gerai nuotaikai, geri užkandžiai. Gioza koldūnai tinka įvairioms progoms.
Jūs galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 89 euro centus, o mėsainių tik už 79 euro centus. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sugrįžta į Vilnių. Liepos 10-ąją Siemens arenoje. Tarptautinio turnyro rungtynės Lietuva, Venesuela. Ateik, garsiai palaikyk mūsų rinktinę ir palinkėk jai sėkmės šią vasarą. Visa informacija apie bilietus www.krepšiniobilietai.lt. Prisijungit prie manęs, Lidl. Taip gyventi verta. Renault Talisman. Perim kontrolę. Gerai nuotaikai, geri užkandžiai. Gioza koldūnai tinka įvairioms progoms. Išplečiam ausis ir klausom. Pirmasis Dominikas Platauna iš Klaipėdos, antrasis Tomas Bandzevičius iš Vilniaus ir trečioji Simona Kodžiukaitienė iš Klaipėdos. Grįžtame į Švyturio areną, netrukus prasidės antroji rungtynių dalis tarp Lietuvos ir Tuniso komandų. Priminsiu, kad tai yra draugiškos rungtynės, lietuviai ir toliau ruošiasi Rio de Janeiro olimpinėms žaidynėms, žaidžia antrasias draugiškas rungtynės. Tuo tarpu Adelo Tlatly treniruojama Tuniso rinktinėje, žaidžia savo paskutinį draugišką mačą prieš Rio de Janeiro olimpinių žaidynių atrankos krepšinio turnyrą, kuris jau Liepos 4 dieną prasideda Turino mieste Italijoje. Ir tame atrankinėme turnyre Tuniso krepšininkai turės žaisti su kroatais ir italais. Turės įveikti bent vieną iš šių dviejų komandų, o gal reikės iškovoti ir abi pergalės. Bent vieną pergalę reikia iškovoti, norint patekti į pusfinalio etapą. Dvi komandos iš 3 komandų grupės keliauja į pusfinalį, tada susitinka su kitos grupės antrąją arba pirmąją komandą, priklausomai nuo to, kokią vietą užėmė grupėje. Nuo kitoje grupėje rungtyniaus Graikijos, Meksikos ir Irano ekipos. Ir laimėjus pusfinalį, po to finale žaidžiama dėl vienintelio kelialapio į Rio de Janeiro olimpinės žaidynės. Tuniso komandai teko, žinoma, labai sunkus varžovai, tačiau olimpinių žaidynių krepšinio atrankiniuose turnyruose silpnų varžovų paprasčiausiai nėra, kaip jų ir nebus olimpinėse žaidynėse. Antanas Kavaliauskas, jis su kamuoliu ir pradeda kartu su Edgaru Ulanovu pirmąją lietuvių ataką antroje mačo dalyje. Kavaliauskas, metimas krepšininkų terminais kiek per trumpas, o čia Tuniso ekipa dovanėlę paruošė lietuviams ir lietuviai galės surengti dar vieną ataką ir jeigu ji bus rezultatyvi, tai bus lyg ir dovanėlės išpakavimas prie Tuniso komandos krepšio.
Taigi statistika po pirmųjų 2 kėlinių lietuviai geriau kovoja dėl atšokusių kamuolių. Čia Edgaras Ulanovas, jo 5. taškas šios dienos rungtynėse, 21-14 lietuviai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių. Lietuviai yra suklydę lygiai tiek pat kartų kaip ir Tuniso komanda po 11. Vaidas Kariniauskas patarė, kaip reikėtų pašokinėti Nizarui Knyvą, kad jis nebejaustų skausmo tarpukojyje. Tokie Vaido Kariniausko patarimai. Na, žinoma, tokia linksma situacija, žvelgiant iš šalies, kaip viską reagavo Vaidas Kariniauskas. Nizarui Knyvo, čia juoko buvo mažiausiai. Gera ir Tuniso rinktinės ataka. 2 taškus pelno Mokhtaras Riaza. Per pirmosius 2 kėlinius surinkęs 6 taškus. Lygiai tiek pat taškų surinko ir Benas Romdanas, tačiau rezultatyviausiai rungtyniavo Michaelas Rolas, pelnęs 9 taškus. Lietuvos ekipoje po 8 taškus yra surinkę Adas Juškevičius ir Mindaugas Kuzminskas. Šie krepšininkai yra rezultatyviausi. Kariniauskas ieško Antano Kavaliausko baudos aikštelėje, tačiau sužingsniuoja. Pernelyg jau nuspėjamas buvo perdavimas, kurį planavo atlikti Vaidas Kariniauskas. Kavaliauskas paprasčiausiai buvo atitvertas ir varžovas neleido jam patogiai priimti kamulio. Klysta Kariniauskas, per pirmosius 2 kėlinius nepasižymėjęs taškais, tačiau atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus. 3 rezultatyvius perdavimus atliko Deividas Gailius. Iš toli metimas ir jį realizuoja Zedas Šanufi. Tuniso komanda atrodo net nebando nuleisti rankų. Taip, pirmieji 2 kėliniai nebuvo itin sėkmingi, tačiau jeigu lietuviai darys klaidas, jeigu nesėkmingai organizuos savo puolimą, tačiau Adas Juškevičius su Deividu Gailiumi dabar įrodo, kad lietuviai nori ir antroje mačo dalyje organizuoti sėkmingą puolimą. Taigi Tuniso komanda dar pabandys matyt pakovoti, visgi tai yra paskutinės draugiškos rungtynės. Daugiau gerinti savo žaidimo Tuniso komanda paprasčiausiai nebegalės. Juškevičius puikiai persimeta kamuolį ir Michaelas Rolas jau buvo priverstas prasižengti. Rolui bus įrašyta pirmoji asmeninė pražanga, kaip ir Tuniso komandai šiame ketvirtyje. Lietuviai savo ruoštų dar nėra prasižengę. Jonas Kazlauskas per pirmosius 2 kėlinius išbandė 11 savo rinktinės kandidatų iš 12, kurie yra registruoti rungtynėms. Artūras Milaknis vienintelis nepasirodė šiame mače. Pirmose rungtynėse iš 12 registruotų mačo žaidėjų nepasirodė tik Renaldas Seibutis. Deividas Gailius vos nesuklysta. Antanas Kavaliauskas kiek toliau nuo krepšio ir pražanga puolime. Na, čia gudriai dabar žaidžia Mokhtaras Riaza. Smūgis iš Kavaliausko buvo, tačiau jeigu Riaza ten dar nebūtų atšokęs nuo Kavaliausko kaip nuo tramplino, nuo batuto, galbūt ir be to aktorinio judesio teisėjas nebūtų priėmęs pražangos puolime. Dabargi viskas susidėjo į vieną ir tas nežymus Kavaliausko atsistumimas ir Riazos po to jau griuvimas. Iš šono neatrodė, kad ten Kavaliausko atsistumimas buvo jau toks galingas. Šanufi, Ramdanas. Michaelas Rolas arčiau krepšio, keičiama atakos kryptis, iš tolėliau atakuoja Šanufi, dar vieno tolimo metimo nepataiko. Ulanovas sugeba išsaugoti kamuolį arčiau krepšio ir čia nesportinė pražanga. Zedas Šanufi be jokių ceremonijų tiesiog taranoja Edgarą Ulanovą, ten planavo jis šią pražangą. Tačiau turime sutikti su rungtynių arbitru, jog pražanga buvo jau netokia, kokia būtų įvardinta kaip paprasta. O Edgaras Ulanovas dabar meš 2 baudas ir po to su kamuoliu lietuviai organizuos naują pozicinę ataką. 6. Ulanovo taškas. Priminsiu, kad pirmose draugiškose rungtynėse su Naująja Zelandija, kas buvo debiutas vyrų krepšinio rinktinėje Edgarui Ulanovui, krepšininkas surinko 16 taškų. Šiandieną iki 16 taškų dar toloka, tačiau jau 7 Edgaro Ulanovo taškai. Taip pat dar vienas neblogas pasirodymas. Kitigi debiutantai šiandien žaidžia kol kas taip. Grigonis 0 taškų, Girdžiūnas 3 taškai, Kariniauskas 0 taškų. Na ir žinoma, svarbiausia, kaip pavyzdžiui sekasi Girdžiūnui ir Kariniauskui organizuoti Lietuvos rinktinės atakas. Kol kas Girdžiūnui nesiseka, bent jau ne taip sėkmingai kaip ir pirmose rungtynėse.
tušti pasirodymai pagal renkamus taškus, pagal rezultatyvius perdavimus. Vaidas Kariniauskas šiek tiek sėkmingiau rungtyniauja šios dienos rungtynėse, yra atlikęs rezultatyvių perdavimų, bandė tvirtai laikyti žaidimo vadžią savo rankose, ne visada tai pavykdavo, o Edgaras Ulanovas kol kas iš tų visų kandidatų žaidžia stabiliausiai ir antrose rungtynėse. 10 jo taškas ir Ulanovas tampa pirmoji dviženklininkų rinktinėje pagal pelnomus taškus. Čia Ziedas Šanufy. Pražanga prieš jį, bandė krauti kamuolį iš viršaus, gavo bloką bei kartu smūgį per rankas. Gailius prasižengė pirmąjį sykį. Beje, šiandieną dar vienerios Lietuvos rinktinės rungtynės bus žaidžiamos, tiesa jau nebe vyrų, o 17-mečių komandos. Kodėl apie tai šneku? Kadangi mačas ypatingai didžiulės svarbos. Nuo 10 valandos Ispanijoje, Saragosos mieste, Lietuvos 17-mečių rinktinė žais pusfinalio rungtynes planetos pirmenybėse su Jungtinių Amerikos valstijų komanda. Šį mačą taip pat galėsite stebėti tiesioginėme Delfi TV eteryje, taigi po šių rungtynių prabėgus dar valandėliai jūsų laukia ir jaunių komandos pasirodymas. Antanas Kavaliauskas, barzdotasis skrajūnas, dabar kala kamuolį iš viršaus ir Tuniso rinktinės gynyba ką tik sudužo į šipulius. Per varžovų galvas Antanas Kavaliauskas demonstruoja savo jėgą ir savo vienvalzdystę. Romdanas gauna bloką, švarų bloką. Vaidas Kariniauskas dabar blokuoja už save aukštesnį oponentą. 1,97 cm ūgio Kariniauskas blokuoja 9 cm aukštesnį Romdaną. Dar kartelį į dvikovą su kitu lietuviu stoja Romdanas, šį kartą prieš Kavaliauską. Kariniauskas ieško Kavaliausko. Juškevičius drąsiai iš toli atakuoja ir smeigia dar vieną tolimą metimą. 11-asis Ado Juškevičiaus taškas ir lietuvių puolimas kol kas atrodo gražiausiai. Būtent šioje trečiojo kėlinio atkarpoje Rolas bando atsakyti tokiu pat tolimų metimų, jam to padaryti nesiseka. Lietuviai jau yra šiame ketvirtyje įmetę 14 taškų. Rezultatyviausias kol kas buvo antrasis kėlinys, per kurį pelnyta 20. O iki šio kėlinio pabaigos dar labai daug laiko. Juškevičius prisišaudęs kaip turi būti. Jo apkaba atrodo dar visiškai netuščia tų tolimų tritaškių metimų. 53-28, jau plus 25 taškai. Ir štai taip, jeigu pirmieji du kėliniai žaidimo aspektų nebuvo itin gražūs akiai, lietuvių puolimas turėjo nemažai broko, ką jau kalbėti apie Tuniso ekipos pasirodymą. Tai trečiojo kėlinio metu lietuviai atiduoda duoklę visiems savo rinktinės sirgaliams, kurie atvyko palaikyti komandos į Švyturio areną ir kurie stebi rungtynės prie savo ekranų. Minutės pertraukėlė yra skelbiama ir jo žinoma prašo Adelas Tlatly, Tuniso rinktinės treneris. Išalvote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės kamuolys Molten. Prisijungit prie manęs, Lidl. Taip gyventi verta. Antano Kavaliausko dėjimas iš viršaus, viena ranka per varžovų galvas, keli Ado Juškevičiaus pataikyti tolimi metimai ir lietuviai jau turi 25 taškų pranašumą. Tuniso komanda ir toliau atrodo lyg vakar pradėjusi pasiruošimą Rio de Janeiro olimpinių žaidynių atrankiniam krepšinio turnyrui, kol kas visiškai blaškoma lietuvių puolimo uragano trečiajame ketvirtyje, 17 taškų per nepilnas 5 minutės. Toks yra Jono Kazlausko auklėtinių pasirodymas šios dienos rungtynių trečiojo ketvirčio pirmoje pusėje. Robertas Jevtokas leis Antanui Kavaliauskui pailsėti. Adas Juškevičius
Edgaras Ulanovas, Vaidas Kariniauskas lieka aikštėje, Deividas Gailius taip pat. Taigi tik Antaną Kavaliauską ima iš savo penketuko Kazlauskas. Na, Kavaliauskas trečiajame ketvirtyje žaidė aktyviai. Matyt, toks ir buvo planas pabandyti sužaisti per savo priekinę liniją, pabandyti Kavaliauskui įmesti kamuolį kaip įmanoma tiksliau. Juškevičius, dar vienas jo metimas, wow! Atrodo, užmindamas tritaškio liniją dabar atakavo Adas Juškevičius. Ne, kol kas 3 taškai jam yra įrašyti. Jeigu tai yra iš tikrųjų tiesa, tai yra jau trečiasis Ado Juškevičiaus tolimas metimas vien per šį ketvirtį ir 17 taškas. Pražanga yra skiriama, atrodo Vaidas Kariniauskas, jis prasižengė. Kariniauskui yra įrašyta pirmoji asmeninė pražanga. Vėlgi, Kariniauskas šiandieną dar nėra atsidaręs savo taškų sąskaitos, tačiau Kariniauskas jau yra atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. Ir jeigu Mindaugo Girdžiūno žodžiai, kad yra tiesa, kad antrasis žaidėjas Lietuvos komandoje turės nepelnyti taškus, o vadovauti atakoms, tai Vaidas Kariniauskas šiuos Girdžiūno žodžius šiandieną išpildo puikiai ir puolime. Galbūt nėra ypatingai pavojingas, tačiau puolime yra pavojingas kitų aspektų, organizuojant Lietuvos rinktinės atakas. Neįtin žiūri krepšį Vaidas Kariniauskas šiandieną. Galima patikrinti statistiką, ar atakavo iš įvairių distancijų, net nemetė nė sykio. Vaidas Kariniauskas nestoja prie baudų metimo linijos. Tačiau matė savo komandos draugus, kurie gali užbaigti atakas ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Čia Benas Romdanas, jis stoja prie baudų metimo linijos. Nepataiko baudos metimo ir Vaidas Kariniauskas bando pereiti į varžovų aikštės pusę. 4 minutės 20 sekundžių lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Kariniauskas vėl ieško komandos draugų, Marius Grigonis. Geras jo sumanymas, tačiau blogas išpildymas. Čia nesportinė pražanga. Marius Grigonis yra baudžiamas nesportinė pražanga, būdamas jau varžovui už nugaros ir norėdamas nutraukti greitą Tuniso rinktinės išpuolį. Jis paskutinę akimirką prasižengė. Paskutinės vilties pražanga. Grigonis dabar bus priverstas stebėti, kaip 2 baudų metimus ir po to naują ataką organizuos Tuniso rinktinė. Girdžiūnas aikštėje. Dar vienas Jono Kazlausko įdomus sprendimas. Girdžiūnas ir Kariniauskas yra vienu metu aikštėje. Tai anaiptol nėra kažkoks fenomenalus sprendimas. Girdžiūnas gali rungtyniauti ir atakuojančio gynėjo pozicijoje. Gali sėkmingai rinkti taškus Klaipėdos Neptūne. Jis rinkdavo po 11 taškų. Taigi žiūrėsime, ką yra sumanęs Jonas Kazlauskas, kaip dabar puolime rungtyniaus lietuviai su Girdžiūnu ir Kariniausku aikštėje. Romdanas atsikovojęs kamuolį nepataiko. Ir Mindaugas Girdžiūnas bando pereiti į varžovų aikštės pusę. Kamuolys Kariniausko rankose, vėl Girdžiūnas su kamuoliu. Nepavyko priimti kamuolio Kariniauskui. Grigonis atakuoja iš vidutinio nuotolio distancijos ir pataiko 2-taškį metimą. Marius Grigonis pasižymė savo pirmaisiais taškais šios dienos rungtynėse. Čia 2 taškai ir pražanga. Benas Romdanas atrodo įsivažiuoja ir jaučiasi vis drąsiau lietuvių baudos aikštelėje. 10. Beno Romdano taškas. Ir 3. pražanga Edgarui Ulanovui. Vaidas Kariniauskas buvo greitai išimtas. Matytas eksperimentas su Girdžiūnu ir Kariniausko aikštėje buvo labai trumpalaikis ir Kazlauskas net nebenori jo toliau vystyti. Kariniauskas labai trumpam buvo pastumtas į atakuojančio gynėjo poziciją. Dabar šioje pozicijoje rungtyniaus būtent nominalus šios pozicijos žaidėjas Renaldas Seibutis. Grigonis. Kamuolys Roberto Javtoko rankose. Atgal Mariui Grigoniui. Šis ryžtasi metimui iš toli ir pataiko. Sėkminga Grigonio puolimo atkarpa. 5. iš eilės taškas.
O lietuviai dar vieneriose draugiškose rungtynėse artėja prie triuškinamo 30 taškų pranašumo. Na ir dabar jau skirtumas tarp komandų yra triuškinamas 27 taškai. Omaras Abada. Jis pasirodo aikštėje Tuniso rinktinės gretose, nerungtyniavęs per pirmosius 2 kėlinius. Treneris Adelas Tlatli matyt leis pasireikšti visiems savo rinktinės žaidėjams. Deja, reikia sakyti ne žaidėjas, o kandidatas, kadangi ir Tuniso ekipoje dar lieka aktyvus klausimas, kurie krepšininkai dalyvaus olimpinių žaidynių atrankos turnyre. 14 krepšininkų savo jurisdikcijoje turi Adelas Tlatli ir skirtingai negu Jonas Kazlauskas, jis gali pasirinkti vienokį ar kitokį 12-uką, na bent jau šioms rungtynėms. Kuzminskas, Marius Grigonis, arčiau krepšio, 7-asis Mariaus Grigonio taškas. Taip labai palengva, labai nesunkiai Marius Grigonis jau 7 taškus turi savo sąskaitoje, o čia Tuniso rinktinė klysta, tačiau išsaugo kamuolį savo rankose. O aikštėje pasirodo Firas Lajanys su Salah Meri marškinėliais. Žinoma, tai tikrai nėra Salah Meri. Salah Meri netrukus apturės kelio operaciją, jam bus operuojamas kelis. Dallaso Maverick žaidėjas nusprendė išsioperuoti kelį, pasitarė su gydytojais ir neatstovauti Tuniso rinktiniai olimpinių žaidynių atrankos turnyre. Romdanas nebe pražangos metimą dabar blokuoja Robertas Jevtokas. Vėl tas pats Romdanas, na jis pamena rungtynės su Lietuvos krepšininkais 2012 metais su Londono olimpinių žaidynių grupės turnyre. Susikirto lietuvių ir Tuniso keliai. Kalbėjau, kad tąsyk rungtynės po labai sėkmingo 4 kėlinio laimėjo tuometinė Kęstučio Kemzūros komanda. Tąsyk Romdanas pelnė 8 taškus ir sykį labai galingai krovė kamuolį iš viršaus į lietuvių krepšį. Ir 27 minutės palaikė gyvas savo rinktinės viltis nugalėti lietuvius. Pirmavo ir 2-ženklių skirtumų tunisiečiai, tačiau 17 taškų persvara pralaimėtas 4-asis kėlinys neleido Romdanui ir Tuniso komandai džiaugtis labai netikėtą pergalę. Omaras Abada. Dar kartą su kamuoliu po atsikovoto kamuolio puolime tunisiečiai. Hamdi Bra, jo žaidimas 1-prieš-1, žaidimas nugara ir po to sėkmingas metimas. 63-37, 1 minutė 40 sekundžių lieka iki 3 kėlinio pabaigos. Na, 3 kėlinys ypatingai gražus, akiai kalbant apie lietuvių puolimą. Matėme įspūdingų epizodų, matėme sėkmingų puolimo serijų, kurios priklausė tai vienam ar kitam žaidėjui. Juškevičius, Grigonis buvo labai aštrus puolime. Čia Girdžiūnas bando prisijungti į šią kompaniją ir dar gauna paplekšnojimą iš Adelo Tlatli. Tuniso rinktinės trenerio tiesiog nebuvo kito kelio, kaip įsirėžti į Tuniso rinktinės trenerį, kadangi ten buvo trumpam praradęs koordinaciją, besisukdamas ir grįždamas į gynybą Mindaugas Girdžiūnas. Tlatli tai sureagavo draugiškai, lyg pasveikindamas rinktinės debiutantą Lietuvos komandos gretose su sėkmingu išpuoliu. Na, tai yra draugiškos rungtynės, žinoma. Tačiau Tuniso komandos treneriui dar vienas toks skaudus pralaimėjimas draugiškose rungtynėse prieš olimpinių žaidynių atrankos turnyrą neturėtų nuraminti trenerio minčių. Buvo pralaimėjimas Latvijos komandai. Latvijoje jau patirtas taip pat daugiau negu 20 taškų skirtumų. Čia lietuviai jau turi 31 taško persvarą. Mindaugas Girdžiūnas. Dar 2 jo taškai, 5-asis iš eilės Girdžiūno taškas ir šiame ketvirtyje lietuviai su Tuniso komanda daro praktiškai ką nori. 32-16 toks yra kėlinio rezultatas. Romdanas. Ten matyt niekas iš jo komandos draugų nebesitikėjo atmetamo kamulio. Buvo pripratę, kad Romdanas šiame ketvirtyje tvarko visus reikalus ir yra puolimo aukvedys, tačiau Romdanas klysta ir su savimi nusitempė visą šią ataką į klaidų statistikos grafą. 13 Tuniso komandos klaida. Lietuviai per šį kėlinį suklydo 2 sykius, taigi ir jų sąskaitoje 13 klaidų. Tačiau pamažėliai tvirtinama kova dėl atšokusių kamuolių leidžia lietuviams ir toliau geriau atakuojant, laimint kovą dėl atšokusių kamuolių, didinti savo pranašumą. Romdanas per pusę aikštės meta, nedaug truko iki taiklaus metimo, kuris būtų, na, šiokia tokia labai nedidelė atgaiva Tuniso komandai, kadangi lietuviai
pirmauja jau 31 taško skirtumų ir per trečiąjį kėlinį lietuviai savo pranašumą nuo 15 taškų padidino dar plus 16. Ir mūsų laukia ketvirtasis ir žinoma jau paskutinysis rungtynių ketvirtis. Japonija – ilgaamžių žmonių šalis dėl paprastos priežasties. Japonai valgo surimi. Daugiau apie surimi www.surimi.guru. Žuvies niekada nebus per daug. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės kamuolys Molten. Sūris gimęs Lietuvoje, subrendęs Italijoje. Rokiškio Grand. Brandus pasirinkimas. Jūs galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 89 euro centus, o mėsainių tik už 79 euro centus. Nauja išvaizda, kitoks skonis. Žuvų gaminiai Vici Banko. Gardena įrankiai sukurti ne tik laistymui. Gardena – mano sodas, mano aistra. Rinktinės radijas, Radio centras. Renault Talisman. Perim kontrolę. Vis geriau kiekvieno iš kelių metų žaidžiantys puolime lietuviai jau turi 31 taško pranašumą. 16 taškų per pirmąjį kėlinį, 20 per antrasis 10 žaidimo minučių ir 32 taškai per trečiąjį ketvirtį. Tokie yra Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės puolimo rezultatai. Na, kartais susidaro įspūdis, kad Tunisas jau yra ir savo dvasia palaužtas šiose rungtynėse. Lietuviai dažniausiai atakuoja visiškai laisvi, klysta patys Tuniso krepšininkai. Čia Kuzminskas puolime ir ypatingai lengvai įveikė visų varžovų gynybą. Omaras Abada buvo greičiau turistas gynyboje negu tas žmogus, kuris pabandytų sustabdyti Kuzminską. 70-asis lietuvių taškas, nors ketvirtasis kėlinys tik prasidėjo. Slysta vienas antras Tuniso rinktinės žaidėjas. Lieka tik 5 sekundės iki šios varžovo atakos pabaigos. Bus priversti atakuoti iš tokių distancijų tunisiečiai. Nepataiko Muradas Mabrukas. Jonas Kazlauskas kažką bando pasakyti savo auklėtiniams. Žinutė siunčiama Mindaugui Kuzminskui ir Mindaugui Girdžiūnui. Kuzminskas yra prašomas išsimesti kamuolį iš už šoninės linijos. Girdžiūnas jį turėtų priimti. Galime pakalbėti apie rezultatyviausius abiejų komandų krepšininkus. Lietuvos rinktinėje Adas Juškevičius jau yra surinkęs 17 taškų ir Adas yra pataikęs 4 tolimus metimus iš 5 bandymų. 8 pelnė Girdžiūnas, Kuzminskas, 10 Ulanovas, 7 Marius Grigonis, kabinamas kamuolys. Mindaugui Kuzminskui šiek tiek pritrūko iki kamuolio sugavimo. Perdavimas galbūt nebuvo itin tikslus, tačiau du Mindaugai visgi dar turės palaukti galimo alejūpo arba, kaip sakoma, atakos žemė oras. Tuniso komandoje 11 taškų yra surinkęs Makremas Ben Romdanas. Robertas Jeftokas nuspėjo kamuolio skriejimo kryptį. Ir Tuniso komandai palieka 11 sekundžių. Čia Adelas Latly prašo minutės pertraukėlės. Kiekviename žingsnyje sportininkus lydi milžiniška smūgio jėga. Ortopedinių vidpadžių pagalba pėdoms, sąnariams bei raumenų sistemai tenkantis krūviai paskirstomi tolygiai. Pėda išlieka stabili, sumažėja traumų rizika. Su vidpadžiais pergalės pasieksite be skausmo. Gardena įrankiai sukurti ne tik laistymui. Gardena – mano sodas, mano aistra. Bus karšta, todėl Elektromart ypatingi Samsung šaldytuvų pasiūlymai. Įsigijus Samsung šaldytuvą už specialią kainą dovanosime VMF puodų rinkinį, o perkantiems šaldytuvą išsimokėtinai SB leasingas nieko nekainuos. Elektromart.
Iš šiandien rungtynėse pasirodžiusių krepšininkų taškų dar nėra pelnę vieninteliai Robertas Javtokas ir Vaidas Kariniauskas. Na, Kariniauskas apskritai dar nėra atsidaręs savo taškų kraičio atstovaujant Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei. Vienintelis iš tų 4 debiutantų šiemet prisijungusių pirmą sykį prie Lietuvos rinktinės, kuris dar nėra pelnęs taško. Marius Grigonis, Edgaras Ulanovas ir Mindaugas Girdžiūnas jau pirmose rungtynėse su naujaisiais zelandiečiais pelnė savo taškus, istorinius taškus. Tiesa, Vaidas Kariniauskas dar turi likusias nepilnas 9 minutės šiose rungtynėse. Na, laiko šiek tiek mažiau, kol kas nėra Vaido Kariniausko Lietuvos komandos penketuke, tačiau net nebejoju, Jonas Kazlauskas dar norės pabandyti šį krepšininką aikštėje mače su Tunisu. Muradas Elmabrukas. Vėlgi, dar vienas labai sudėtingas Tuniso rinktinės metimas. Puikiai lietuvių gynyba drausmingai ginasi ir netinginiauja nei vienas iš Lietuvos komandos penketo žaidėjų. Nesvarbu, ar šio penketo, ar kitų penketų. Ir čia Mindaugas Girdžiūnas nenusiema šio kamulio, vaikėsi jį iš paskos Makremas Ben Romdanas ir galų gale Girdžiūnas mina ant galinės linijos. Kaip ten bebūtų, galima tiesiog paploti, kad kamuoliai Tuniso rinktinės krepšininkų lengvai nepasiekė po jų netikslių bandymų ir lietuviai bando taisyti tą neatkovotų kamuolių puolime statistiką. Tunisas yra nusiėmęs 9 kamuolius puolime, lietuviai tą padarė 5 kartus, tačiau lietuviai kovą dėl atšokusių kamuolių laimi 32-20. Tokia yra statistika. Lietuviai jau yra pataikę 10 tolimų metimų iš 21 bandymo, 10 tritaškių. Iš 27 mėginimų Lietuvos rinktinė pataikė mače su naujaisiais zelandiečiais. Taigi pataikyti 10 tritaškių lietuviams reikėjo tik 3 kėlinių mače su Tunisu. Čia puikiai ataka! Mindaugas Girdžiūnas ir Mindaugas Kuzminskas. 2 Mindaugai dabar galų gale suorganizuoja nuostabų išpuolį. Prieš tai šio ketvirčio metu Girdžiūnas bandė užmesti kamuolį ore Kuzminskui. Dabargi perdavimas per nugarą ir Kuzminskas, šoklusis Mindaugas Kuzminskas, kuris žino, ką reiškia dėti kamuolį iš viršaus. Dabar nudžiugina, tikiuosi, jūs visus prie savo ekranų ir čia Švyturio arenoje. Bravo, bravo už šią ataką 2 Mindaugams. Čia truputėlį tylos po tikslaus Murado Elmabruko metimo. Kaip ten bebūtų, niekas geros nuotaikos šiose rungtynėse iš rinktinės ir galių neatims. Plius 32 taškai. Ir Tunisas kovoja tik dėl kiek įmanoma padoresnio rezultato. Tuniso rinktinė bus su kamuoliu. Keturiolika klaidų Lietuvos rinktinės pusėje, 14 klaidų yra padarę ir Tuniso krepšininkai. Michaelas Rolas. 9 taškai jo sąskaitoje. Didžioji dalis per pirmosius 2 kėlinius. Ramdanas bando atiduoti kamuolį Hamdybra. Ir Girdžiūnas antroje rungtynių dalyje aktyvesnis, drąsesnis ir tikslesnis. Marius Grigonis iš toli smeigė tritaškį metimą. 10 Grigonio taškas. Debiutantų reitinge pagal pelnomus taškus Grigonis pasivyja Edgarą Ulanovą. Ulanovas taip pat yra pelnęs 10 taškų. Girdžiūnas atsilieka šiek tiek nuo šio dueto. 8 taškai. Kariniauskas vėlgi 0 taškų. Jo sąskaitoje Kuzminskas puikiai dar sykį pasidarbavęs. Keičiamas Edgaras Ulanovas aikštėje. Na, ypatingai smagu stebėti Mindaugo Kuzminsko žaidimą. 3 metus jis atstovavo rinktinėje iš eilės, dabar jau 4 metai. Ir jeigu per pirmosius 2 metus rungtyniaudamas 12-uke jis buvo tik epizodiškai žaidžiantis krepšininkas, 3 metais Europos krepšinio pirmenybėse Lilyje ir Rygoje, kur žaidė lietuviai, Kuzminskas jau sužibėjo kaip vienas iš komandos lyderių. Šie 4 metai Mindaugui Kuzminskui gali būti pažymėti dar solidesnių žaidimų ir dar svarbesnė rolę ekipos 12-uke. Net nebejoju, žinoma, niekas nebejoja, kad Mindaugas Kuzminskas bus tas žaidėjas, kuris turėtų patekti į Rio de Žaneiro krepšininkų 12-uką. Grigonis šį kartą nepataiko. Ramdanas greitajame puolime. Tenka stabdyti arklius, Rolas net nebando jų stabdyti ir drąsiai atakuoja iš toli. Vėlgi, dar kartą pasikartosiu, Tuniso komanda turi tuos kelis aiškiai išreikštus lyderius. Tai yra Michaelas Rolas ir Benas Ramdanas. Tačiau kiti vyrukai yra daugiau pagalbiniai žaidėjai. Labai trūksta trečiojo banginio šioje komandoje.
Salamery su dviem pagrindiniais lyderiais ir kitais pagalbininkais. Kažin ar Tunisas bus labai rimta konkurencinė jėga kroatams ir italams atrankinėme Rio de Janeiro krepšinio turnyre Turino mieste. Lietuviai klysta, per 24 sekundės net nesugebėta pataikyti į krepšio lanką. 5 minutės 50 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Dar vienas avantūriškas Tuniso rinktinės bandymas nepelnyti taškus, o tiesiog pamedžioti taškus, pabandyti fortūno šypsnį. Iš sunkios situacijos atakavo tunisiečiai. Čia Ulanovas. Nepataiko jis, Grigonis atsikovoja kamuolį puolime, tai turėtų patikti Jonui Kazlauskui. Ta gera kova dėl atšokusių kamuolių puolime ir papildomų progų susikūrimas. Seibutis. Ojojoj, kaip dabar Benas Ramdanas net nieko nenorėjo padaryti gynyboje, tiesiog stebėjo, ką darė Seibutis. Galėjęs žengti žingsnį į priekį, būtų ten tikrai kiek pamaišęs planų Seibučiui. Perimtas kamuolys, Girdžiūnas. Ulanovas. Krepšinio magija. Čia Edgaras Ulanovas Renaldui Seibučiui. Puikus perdavimas, nežiūrint. Bravo, bravo už gražų krepšinį. Ir nuo antrosios žaidimo dalies prasidėjo puikus, tiesiog nuostabus lietuvių krepšinis. Čia reklaminė minutės pertraukėlė. Lietuviams pirmaujant jau 37 taškais. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Oficialus Lietuvos krepšinio rinktinės kamuolys Molten. Prisijungit prie manęs, Lidl. Taip gyventi verta. Na, šiuose rungtynėse lietuviams nereikia vargais negalais kovoti dėl teigiamo rezultato. Plius 37 taškai. Na, manau, kiekvienas iš jūsų, kuris tikėjosi geros Lietuvos rinktinės pradžios draugiškų rungtynių maratone, tikrai nesitikėjote tokių rezultatų. Naujoji Zelandija, Lietuva, plius 30 lietuvių pranašumas. Lietuva, Tunisas, plius 37 taškai ir dar laiko Sočiai susikrauti dar nepadoresnį pranašumą. Ir krepšinio grožis. Krepšinio grožis antroje rungtynių dalyje yra toks, kuris turėtų įtikti net ir patiems išrankiausiams krepšinio gurmanams. Kuzminskas dėliojo kamuolį iš viršaus jau 2 šiose rungtynėse. Vieną kartą ypatingai gražiai po briliantinio Girdžiūno perdavimo. Po to Ulanovas, nežiūrėdamas, atiduoda kamuolį komandos draugui. Seibutis iš po krepšio 2 taškai. Ir tokių epizodų antroje mačo dalyje netrūksta. Dargi negalima nepaminėti Antano Kavaliausko dėjimo per tunisiečių galvas. Visiškai atiduoda duoklę Lietuvos rinktinės išsiilgusiems krepšinio sirgaliams. 4 sekundės iki rungtynių pabaigos. Tuniso rinktinės ataka, kamuolį pasukus palei tritaškio liniją ir paskutinę sekundę pataiko iš toli Sajahas Mehdi. 3 minutės 55 sekundės iki rungtynių pabaigos. Na, žinoma, žvelgime į šias rungtynės iš to kritiško požiūrio. Jonas Kazlauskas vis tiek turės apie ką apmąstyti. Pirmasis kėlinys neįtin sėkmingas, jo pradžia tokia, kad reikėjo įsivažiuoti. Antroje mačo dalyje, sakykime taip, subirėjo ir pats Tunisas, ir lietuviams reikalai puolime pasidarė lengvi, tiesiog pataikė laisvi ir Grigonis, Girdžiūnas, Juškevičius. Tačiau treneris Jonas Kazlauskas šias rungtynes vis tiek stebi iš to kritiškojo požiūrio
Ir tikrai čia viduje nedžiūgauja dėl tų 30 ar daugiau taškų pranašumo. Jam svarbu matyti, kaip atrodo žaidėjo pozicijoje Girdžiūnas, kaip atrodo šioje pozicijoje ir Vaidas Kariniauskas, kaip atrodo kiti rinktinės debiutantai. Marius Grigonis, Edgaras Ulanovas, galų gale tas pats tik pernai debiutavęs Rokas Giedraitis. Pavyzdžiui, su Mindaugu Kuzminsku viskas jau yra senai aišku. Užtikrintas žaidimas, lyderio savybės ir puikus situacijų skaitimas puolime. Girdžiūnas dabar yra keičiamas, Vaidas Kariniauskas paskutinėms 3 minutėms yra įleidžiamas šiuose rungtynėse ant parketo. Taigi, vėlgi, Vaidas Kariniauskas supranta, kad jis turi 3 minutės pademonstruoti, kaip jis vadovauja savo komandos atakoms, užsidirbti dar vieną kitą papildomą pliusą Jono Kozlausko akise. Šiandieną 5 rezultatyvūs perdavimai, tokia yra Vaido Kariniausko statistika rezgant komandos atakas. Lieka 4 sekundės iki lietuvių išpuolio pabaigos. Vėlgi, galime prisiminti Vaido Kariniausko žaidimą su Naująja Zelandija, taip pat 0 taškų. Tačiau antroje mačo dalyje Vaido Kariniausko atakų stygavimas ir atakų organizavimas buvo tikrai neprasti. Rokas Giedraitis nepataiko paskutinę atakos sekundę. Tunisiečiai greitajame puolime, arčiau krepšio, Sajechas Megdy pelno 2 taškus, 5 iš eilės jo taškas. Na, žinoma, dabar visi jau tiesiog laukia dar vieno kito įspūdingo epizodo, intrigos senai nebėra. Kariniauskas išvengia kamuolio perimimo iš varžovo ir priverčia prasižengti vieną iš savo tiesioginių oponentų. Vaidas Kariniauskas priėmė prieš praėjusią sezono pradžią kontroversišką sprendimą ir nusprendė rungtyniauti antroje Graikijos krepšinio lygoje, prieš tai žaidęs Kauno Žalgiryje. Laimėjo antrąją Graikijos krepšinio lygą su savo klubu, pateko į aukštesnį divizioną ir demonstravo puikią statistiką. Tačiau, žinoma, antroji Graikijos krepšinio lyga yra antroji Graikijos krepšinio lyga. Jos pajėgumą žino tik ten žaidžiantys krepšininkai. Prarastas kamuolys. Vaidas Kariniauskas pabandė jau labai gražiai sužaisti, atiduodamas kamuolį per nugarą Robertui Javtokui. Tunisiečiai pasiaugojo šią situaciją ir perėmė kamuolį. Iš toli atakuoja Romdanas. Ne, žinoma, tai buvo Nizaras Nywa. Romdanas tik dabar palengva grįžta į gynybą. Michaelas Rolas šiandien nemažai ilsisi. Nėra tas žaidėjas, kuris temptų visų rungtynių metų Tunisą į priekį. Na, žinoma, turi pabandyti kai kuriuos kandidatus. Adėlas Tlatlyb, priminsiu, kad 14 žaidėjų kol kas yra Tuniso rinktinės kandidatų sąraše. Reikia atsirinkti 12, o jau kitą savaitę startuoja olimpinių žaidynių atrankos krepšinio turnyras Turino mieste, kuriame dalyvaus Tunisas. Iš toli meta ir pataiko Omaras Muly. Na, rungtynių pabaigoje Tunisas bent jau išvengs sutriuškinimo 40 taškų skirtumų. Lietuvių pranašumas aptirpsta iki 27, o Vaidas Kariniauskas galų gale praranda kamuolį. Paleido rungtynių pabaigą lietuviai iš savo rankų. O tai neturėtų, žinoma, patikti Jonui Kazlauskui. Jis į rezultatą mažų mažiausiai žiūri iš visų čia susirinkusių į Švyturio areną. Jis stebi, kaip žaidžia vienas ar kitas krepšininkas. Ir kiekviena klaidelė, kiekviena prastesnė atkarpa tikriausiai nepraslysta pro Jono Kazlausko ar trenerių štabo žaidėjų akis. Dar viena klaida. Romdanas gali pasismaginti, deda kamuolį iš viršaus ir taip labai pradžiugina Tuniso rinktinės krepšininkus ant suoliuko bei aikštėje. Paploja, draugiškai paploja ir susirinkę į Švyturio areną. Kariniauskas dviejų varžovų apsuptyje. Javtokas atgal Kariniauskui iš Giedraičio rankų. 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Edgaras Ulanovas nesiryžta atakuoti iš kampo. 3 sekundės. Čia geras perdamas Mariui Grigoniui ir Marius Grigonis pelno savo 12 tašką. 81-56 ir paskutinioji Tuniso komandos ataka. Na, žinoma, tikriausiai organizuos ją. Reikia parepetuoti paskutinėse draugiškose rungtynėse ir tokių paskutinių sekundžių derinius. Nizaras Nywa
Iš toli atakuoja Tuniso rinktinė ir prameta paskutinį šios dienos rungtynių metimą Mokhtaras Riaza. Taigi mačo rezultatas 81-56 ir antrose draugiškose rungtynėse lietuviai triuškina varžovus. Šiandieną buvo ant menčių patiesta Tuniso rinktinė. Kitos draugiškos rungtynės, kurias galėsite taip pat tiesiogiai stebėti Delfi TV eteryje, bus jau Liepos 10 dieną Vilniuje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės draugiškas mačas su Venesuelos komanda. O aš dar sykį raginau šiek tiek luktelti ir nuo 10 valandos palaikyti Lietuvos jaunių krepšinio rinktinę, kuri pasaulio krepšinio čempionate žais pusfinalio rungtynes su Jungtinių Amerikos valstijų komanda. Taigi sėkmės jauniams, o jums geros savaitgalio pradžios ir likite kartu su Delfi TV transliacijomis. Iki ir aš su jumis buvęs sporto komentatorius Rytis Kazlauskas. Atsisveikinu. Liepos 18-ąją Kauno Žalgirio arenoje didžiausias vasaros sporto įvykis Lietuvoje. Tarptautinės krepšinio rungtynės Lietuva, Ispanija. Rungtynių pradžia 18:15. O visa informacija apie bilietus www.krepšiniobilietai.lt. Japonija – ilgaamžių žmonių šalis dėl paprastos priežasties. Japonai valgo surimi. Daugiau apie surimi www.surimi.guru. Žuvies niekada nebus per daug. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Sūris gimęs Lietuvoje, subrendęs Italijoje. Rokiškio Grand. Brandus pasirinkimas. Prisijungit prie manęs, Lidl. Taip gyventi verta. Sveiki, aš Antanas Kavaliauskas. Krepšinis man suteikė galimybę. Pasinaudok ją ir tu. Žaiskime krepšinį. Renault Talisman. Perimk kontrolę.